turiu tau dvi naujienas. Vieną gerą, kitą nelabai. Nuo kurios pradėti? O tos naujienos susijęs su mumis, su tavimi ir manimi? Ne, jo gaila. Jos apie mūsų visų mylimą Jordaną. Nu, tada pradėk nuo geros. Tadadadam! Mūsų Džordžiai pasiviršo jos gyvenimo draugas Elegijų. Oba, didžiausi sveikinimai. O kokia ta blogoji naujiena? Taksistas išgirdęs taip pasakė, kad pajuokavo. Ne, jo gaila, tai pajuokauti galėtų nebent tik to. Elegijus pasiviršo ir gavo per veidą kaip su šlapiu skuduru. Mūsų žvaigždė atsisako tikėti. Oba. Vos prieš savaitę Lietuvos popmuzikos deivei Jordanai Butkutei pasipiršo jos gyvenimo draugas ir vadybininkas Elegijus. Tačiau ploti rankutėmis dar neskubėkite. Po beveik metus trunkančio romano scenos primadona įteisinti santykių neskuba. O juk visai dar neseniai apie šitokią meilę vienas kitam svaiko už rankučių susikibę vaikščiojo. Žinau, tai kad dabar koncertų daug, aš man taip kažkaip nebe to nenoriu jokių ten tų puotų. Kad koncertų daug, nebejojame, kad svajojate apie šeimą, taip pat pamename. Tad dabar niekaip negalime suprasti, kodėl į Elegijaus prašymą tekėk už manęs atsakymas buvo, ką žinau. Kažkaip niekada nenorėjau ištekėti. Tokia. Bet niekada ir nebuvau senmergė jokia, nes visada turėjau žmonės, ta prasme vaikinus, gyvenau, nebuvo jų daug, tai buvo po kelis metus išgyventi. Vienas tokių buvęs Jordanos draugas Sergejus, su kuriuo ji praleido net 10 metų. Nors bendro gyvenimo stažas nemažas, Butkutės eks visos piršlybos ir bandymai nusitemti pop deivę prie altoriaus akivaizdžiai nuėjo šuniui ant uodegos. Patikėkite, esu tikrai patyrusi ir labai daug nervų sugadinta ir to paties smurto, žinau, kas tai yra. Meilė Sergejui, jeigu jie apskritai buvo, baigėsi ir dainininkė leidosi užburiama ketvirtį gyvenimo už grotų praleidusio Elegijaus, kuris pirštis norėjo jau per pirmąjį pasimatymą. Žinau, kažkaip man taip keista, aš net greičiau aš įsivaizduoju kūdikį savo rankose. Va jums ir rebusas. Atrodytų, ko čia dabar Džordžai maivytis? Jei jausmai yra, pasiūlymas tekėti taip pat. Bet dainininkė vis pravyla apie vaikučius pabiručius, nustumdama santuoką į antrąjį planą. Turbūt čia visiems nusibodau tom pačiom galvom, kad visą laiką tai tas noras kūdikio, tai kūdikio praradimas, apie tai ta kalba sakys, tai tada darykit po Vilnių, ką nors tik, ko čia skundėsi maždaug arba ten, oi kaip norėčiau. Ir iš tiesų, aimanos ir skundai kūdikio nesukombinuos. Tad metas veikti. Spėjame, kad kliūčių tam nėra. Jordana ne tik gali, bet ir nori. O Elegijus, nebejojame, ne tik nori, bet ir gali. Niekas nestovi su žvakėm pas mus. Ir nesam taip minutė į minutę užsiėmę. Neseksomanai, bet laiko tai tam tikrai yra. Kad abiems laiko ir pasivažinėjimams ir atrakcijoms meilės lizdelyje užtenka, išduoda žibančios akys. Bet Džordža ir toliau kartoja, kad greičiau gimdys nei tuoksis. Bet kažkaip man tas vestuvės ir kūdikis kažkaip nesuderinamas dalykas. Galbūt paskubėjo Elegijus sužadėtuvių žiedą ant Jordanos rankos užmauti. Įdomu tik ar meilė, ar nenoras likti ant ledo įvykių skubina. Juk Sergejaus patirtis rodo, kad suvystyti Butkutę toli gražu ne kiekvienas gali. Mylit Jordaną? Labai mylit. Nieko taip nemylėjau. Tačiau Džordža tokiais pareiškimais nesisvaito, kur kas rimčiau į meilės reikalus žiūri. Tai kaip čia dabar suprasti? Ir vėl tipinė istorija, kai vienas myli, o kits ne. Nu, kodėl tu taip sakai? Mes moteris viską žiūrime kur kas atsakingiau. Ir žodžio myliu garsiai netarėme, kol nesame tikros dėl savo jausmų. Manai, Jordana tokia? Spėju, kad tiesa slypi... Kažkur anapus? Ne, giliau. Apie Jordano santykių likimą su Elegijumi spėliojame ne tik mes, bet ir garsi būrėja Vaiva Budraitytė. Pasitelkusi kortas per naujuosius metus, ji patarė dainininkai neskubėti ir už Elegijaus netekėti. Pranašystė? Panašu, kad Jordana linkusi tikėti pranašystėmis.
o po to sakė, kad jinai galima, bet tai dar palaukti ten kokius 3 metus. Šlifuojasi Džordana su Elegijumi jau 10 mėnesių ir kol kas visai neblogi rezultatai. Pati Butkutė į koncertus važiuoja be traleliuškių, atrodo puikiai, stilingi rūbeliai, papuošalai, šukuosena padaryta, lūpos raudonos, nėra prie ko prikipti. Ir visų šių permainų priežastis paslaptingai tylus Elegijus. Kažkokia gydytoja pasakė jam, kad jūs labai tai kažkaip per daug ramus. Būti ramiam labai vertinga savybė, o ypač šou versle. O Elegijaus ramumas, žinant jo gyvenimo patirtį, netrodo iš piršto laužtas apsimetinėjimas, kad tik neišsiduotum, koks jis iš tikrųjų. Butkutės mylimasis įveikė priklausomybę narkotikams, sėdėjo kalėjime ir, kaip ji pati sako, tobulino savo dvasią. Skaitė filosofinės knygas, viską jis taip labai jaučiasi intelektą. Kalbama, kad Elegijus dainininkė ėmė ne tik gerosiomis savo savybėmis, bet ir puikiais sugebėjimais lovoje. Palygindama, Džordana prasitarė, kad su buvusiu draugu Serioža net keletą metų jokio intimumo nebuvo. Tai jeigu viskas labai idealiai, o tai lovai tau neįdomu, negerai, tai irgi tada negyvenimas. O gyvenimo kelyje pasitaikęs Elegijus visus seksy reikalus apvertė 180 laipsnių. Vien tik tai, tarkim, lova, ten meilė, seksas, ten tai, o paskui atsikėlęs iš lovos neturi apie ką kalbėti. Tai vėlgi, žinoma, viskas turi būti. Atrodo, kad Butkutė ir Elegijus idealiai tinka vienas kitam. Tačiau ar lietuviškąja Britney Spears per brūkšnelį Madona vadinama dainininkė neapsigauna? Gal tik dėl garbės ar pinigų su ją būnama? Ir iš jų sako, kad ir aš būčiau kokia kasininkė parduotuvėje. Jis įsimylėjo kaip moterį. Ir visai sakė, jis iš viso šitą mūsų verslą vadino klaunadą. Kas klaunai šou versle, o kas ne, tegul sprendžia žiūrovai. O mes, išvelgdami tobulą poros suderinamumą, raginame spjauti visas astrologinės pranašystes ir nieko nelaukiant vestuves kelti. Su šito žmogum aš iš tikrųjų norėčiau ir pati pasenti. Nu kiek jau čia liko, ar ne? Tik aš jau yra Kaune vietoj ant prisikėlimo bažnyčios. Ne, juokauju. Juokai juokais, o mes paklausti tiesiai norime. Tai bus tos vestuvės ar ne? Sakiau, kada nuspręs, reikės jau pirštis. Savo darbą aš jau padariau. Apsikau asorti. Asorti, šampano ir gėlės. O žiedą reikės pirkti. Nedrįsta kol kas Džordana ištarti to lemtingojo taip, nors tu ką. Tačiau planus, kokios turėtų būti vestuvės, jau kurta. Nieko gėdingo čia nesiruošiam daryti. Ir nemanau, kad ten, kaip susireikšmina save kai kurios žvaigždės, kad ten tai už nuotraukas pinigus, tai už vaiką irgi ten nerodo, ten vardą nesako. Ten. Man labai kažkaip tai, Dieve, man kas šis stebuklingo, visos moterys gimdo tus vaikus ir čia nereikia įsivaizduoti, kad ten kažkokį George Michaelą pagimdo. Džiugu, kad nuo žiniasklaidos saldžioji porelė slapstytis neketina ir savo gražiausią gyvenimo šventę su visais planuoja pasidalyti. Belieka tik apsispręsti ir išrinkti vestuvių datą. Kada laukti vestuvių? Žodana, kada? Kada? Ar matei, kaip abiejų akis žiba, o lūpos nori ištarti lemtingąjį taip? Aha, kaip rusai sako, ir noris, ir bijosi, ir mama neleidžia. Bet panašu, kad vestuvių ilgai laukti visgi nereikės. Girdėjau ir ištremtajam Džordanos draugui Sergejui meilės reikalai neprastai seka. Tu čia apie tą užsienį gyvenančią paslaptingąją rusaitę kalbė? Taip, ar tik nebus, kad vasarą sulauksime ir šių balandėlių burkonėlių vestuvių? Ką gali žinot, bet kuriuo atveju akivaizdu, kad garsiosios Sergejaus ir Džordanos skyrybos visiems išėjo tik į naudą.